Liepos 29 dieną laukia viena stipriausių šios vasaros pilnačių. Tai ne tik eilinis mėnulio ciklo užbaigimas. Šią dieną susijungia kelios stiprios energijos. Pilnatis liūto vandenio ženklų ašyje. Saulės ir Jupiterio jungtis. Mėnulis šalia Plutono. Toks derinys pasitaiko gana retai. Todėl šio laikotarpio įvykiai gali tapti reikšmingų posūkių. Iš tiesų, danguje, ypač šią savaitę, užderėjo astrologinių virsmų. Taigi pagrindinė pilnaties tema. Ji užduoda klausimą, ar liksi toks, koks esi, ar pasirinksi naują savo versiją. Liūtas sako, šviesk, parodyk pasauliui, kas esi, nebijok būti pastebėtas. Vandenis atsako, tačiau ar tavo dabartinis gyvenimas atitinka tą ateitį, kurią nori sukurti? Todėl daugelis gali pajusti vidinį pasirinkimą tarp įprasto gyvenimo ir naujo lygio, saugumo ir drąsos, senų ryšių ir naujos aplinkos, tuo, ko buvote, ir to, kuo jau seniai laikas tapti. Saulės ir Jupiterio jungtis. Tai vienas palankiausių astrologinių aspektų. Jupiteris – augimo, sėkmės ir plėtros planeta. Susijungdamas su Saule, jis tarsi apšviečia naujas galimybes. Šiuo metu gali ateiti netikėtų pasiūlymų, atsiverti naujos perspektyvos, sparčiai išaugti auditorija, klientų skaičius ar pajamos, atsirasti žmonių, kurie ateityje suvaidins svarbų vaidmenį. Tačiau Jupiteris sustiprina viską, ką paliečia. Todėl svarbu ne tik svajoti plačiai, bet ir nepervertinti savo galimybių, bei nežadėti to, ko negalės įgyvendinti. Mėnulis šalia Plutono. Būtent šis aspektas suteikia pilnačiai tokio gilumo. Plutonas niekada neatneša paviršutiniškų pokyčių. Jis parodo tai, ką jau seniai laikas paleisti. Tai gali būti santykiai, kurie nebeauga ir nebesivysto, darbas, iš kurio jau išaugote, baimės, įsitikinimai seniai, žmonės, šalia kurių nebesijaučiate savimi. Plutonas tarsi klausia, kas jau seniai baigėsi, bet tu vis dar laikaisi to įsikibęs. Todėl artėjant pilnačiai daugelis gali pajusti stiprias emocijas, netikėtus suvokimus ir norą pagaliau padėti tašką tam, kas nebetarnauja. Dar viena svarbi šio laikotarpio energija. Šiuo metu kartu veikia Saturnas, kuria pamatą. Neptūnas primena apie svajonę ir Uranas atveria duris į visiškai naują etapą. Matome harmoningus aspektus nuo visų planetų. Visata tarsi sako, nustok tik svajoti. Gyvenimą, kuris iš tiesų atitinka tavo ateitį. Taigi, ką ypač palanku padaryti Liepos 29 dieną, skaityk aprašyme. Nepamiršk širdelės, jei buvo naudinga, ir parašyk, kaip tu jauti šios pilnaties energiją.